renginys buvo anonsuotas, kad bronzos amžius ir Kukuliškių piliakalnis vartai į pasaulį. Tai kad teikti tokį teiginį turi būti kažkoks pagrindas. Tai reiškia, kurie faktai, kas leidžia daryti tokias išvadas. Taip, tai tokias išvadas drąsias visai buvo galima daryti, nes iš esmės beveik visi faktai, jų visuma, kompleksas visas tyrimų mums leidžia tokias daryti išvadas apie ryšius, kad šita bendruomenė turėjo labai tų ryšių daug ir įvairių, ir tie ryšiai, tuos ryšius mes archeologiškai galime atsekti per tam tikrus dalykus. Tai yra arba per tam tikras tradicijas, tam tikrus požymius ir per artefaktus. Tai gal ir tokių mes turime ne vieną ir dabar apie kiekvieną pabandysiu trumpai papasakoti ir argumentuoti, kodėl jie mums rodo tam tikrus ryšius ir ryšius su kažkurio regionu. Tai pirmiausia, žmonės šitoje vietoje įsikūrė, jie buvo žemdirbiai ir gyvulių augintojai. Tai žemdirbystės technologijos ir įvairių kultūrinių augalų auginimas mums irgi rodo tam tikrus ryšius, nes ši bendruomenė vėlyvajame bronzos amžiaus regione turėjo vienus pirmųjų aptinkamų lęšių ir pupelių. Ir tai rodo, kad jie mokėjo jau auginti ankštinius augalus, kurių auginimo technologija šiek tiek skiriasi nuo taip įprastų javų, tarkim, miežių ar kitų, nes jos reikėjo kitaip tręšti, jos reikėjo kitaip auginti. Ir jie jau žinojo, kaip tai daryti. Ir kadangi tai yra viena ankstyviausių datų, jie šitą žinojimą, šitą technologiją jinai turėjo atsirasti pas jos gyvenime. Tai yra arba ateiti iš kitų kraštų per kontaktus, arba čia ateiti žmonės, kurie mokėjo tai daryti, juos išmokė, arba jie galėjo patys ateiti iš kito krašto ir čia apsigyventi. Tai šitas augalų technologijos yra vienas tokių požymių ir tarkim lęšiai ir pupelės tuo laikotarpiu labai buvo išplitę Šiaurės Lenkijoje ir Skandinavijoje. Jie jau ten buvo žinomi ir auginami ir kadangi Kukuliškių piliakalnis yra ant jūros kranto, tai labai panašu, kad tie kontaktai galėjo ateiti ne žeme, bet atkeliauti jūrą. Kitas su jūra susijęs radinių kompleksas, kuris mums taip pat rodo tam tikras įtakas ir kontaktus su būtent Skandinavija ir Šiaurės Lenkija, yra keraminių indų kompleksas. Indų, kuriuose žmonės ir laikė maistą, ir juos gamino. Ir šitie indai įvairaus puošybos, įvairaus dydžio, jų puošybos skirtumai ir tam tikri puošybiniai elementai rodo, kad jie mokėjo pasigaminti tokius indus, kurie buvo nebūdingi šiam kraštui. Tarkim, Lietuvoje, rytų Lietuvoje tuo metu yra būdinga taip vadinama brūkšnuota keramika, kurios paviršius, tų puodų paviršius buvo žolių gniutulų brūkšnuojamas, perbraukiama ir tiesiog pasidarydavo brūkšniai. Čia tokios keramikos aptinkama labai nedaug, čia vyrauja keramika kruopėtų paviršiumi ir lygių paviršiumi. Ir visas šitas kompleksas yra keraminių radinių, bet yra labiau panašesnis į skandinaviškąjį, į vakarų Baltijos regioną, negu į rytinį Baltijos regioną. Ir šitas toksai skirtumas irgi rodytų, kad jie daugiau įtakų turėjo iš vakarų, negu iš rytų, nes indų gabyba buvo toksai labai tradicinis amatas. Žmonės gamino tos indus taip, kaip jis mokėjo, kaip jį išmokė ir kaip jo bendruomeniai buvo įprasta gaminti tuos indus. Tai toks skirtingas nuo kitų to meto šiame krašte gyvenančių bendruomenių indų gamybos būdas, puošybinis būdas rodo, kad jie tikrai turėjo kontaktus ir tikrai stiprias įtakas iš kitur, iš vakarų, kad jie net paprastoj buityje, tokius paprastus dalykus darant, kaip lipdant puodus, juos darė kitaip, negu įprasta šiame krašte. Ir šiai bendruomeniai tai buvo įprasta, tai jie atliko savo įprastas praktikas. Toliau, dar vienas šiaip labai įdomus aspektas jų gyvenimo yra žvejyba.
atrodytų, kad jie gyveno prie jūros, tai turėtų daugiausia būti jūrinių žuvų. Jų yra ir labai įdomu, kad yra aptikta eršketo kaulų ir taip pat otas yra žuvis gyvenantis giliai Baltijos jūroje, amžiuje ar vėliau bronzos amžiuje. Apskritai otų žvejyba panašu, kad nebuvo labai paplitusi čionai, nes tiesiog gyvenvietėse neaptinkame kaulų. O čia Kukuliškių bendruomenė šitų kaulų turėjo visai, šitų žuvų, kurio liekanas kaulų pavidalų randame, turėjo labai nemažai. Tai arba yra du variantai. Jie jas žvejojo ir mokėjo jas pasigauti ir tą mokėjimą turėjo iš kažkur gauti kitur, žinoti, kaip jas pasigauti. Arba otai buvo kaip ir prekybos objektas, galbūt jie prekiavo, jie gaudavo otus jau sudžiovintus greičiausiai, kad galėtų transportuoti, mainydami kitas prekes. Ir galiausiai, dažniausiai labiausiai intriguojantis tai faktas apie prekybą, tai yra gintaras ir ši bendruomenė gintaro turėjo labai daug. Tai aš sakau apie 200 vienetų, tarkim, mes esam radę per archeologinių tyrimų metu. Atrodo, gal čia nėra labai daug, bet jeigu palygintume su kitomis rytų Baltijos regiono gyvenvietėmis šito laikotarpio vėlyvojo bronzos amžiaus ir kiek ten rasta gintaro, tai čia yra rasta praktiškai 2-3 kartus daugiau gintaro negu kitose gyvenvietėse, kuriuose net ir plotai ištirti yra daug didesni. Ir tos gyvenvietės buvo laikomos kaip ir tam tikrais centrais ir gintaro prekybos centrais. Ir Kukuliškiai su šiuo dideliu kiekiu, palyginus kitą medžiagą, rodo, kad čia tikrai turėjo būti gintaro centras, gintaro mainų ar prekybos centras. Šie žmonės turėjo rinkti tą gintarą dideliais kiekiais, nes kai archeologinių tyrimų metu mes aptinkame gintarą, jisai yra tiesiog pamestas, paliktas kaip nereikalingas, kitais žodžiais sakant, kaip šiukšlė. Tai jeigu įsivaizduojam, kad mes randam tiek gintaro, bet kur kasdami šioje gyvenvietėje, tai reiškia, kad kiek jo turėjo būti apskritai saugoma ir kiek jisai turėjo būti vertingas, jeigu tokie gabalėliai, kurie kartais yra net nedidelio kumščio dydžio, jiem buvo nevertingi. Tai šitas kiekis turėjo būti didžiulis. Ir greičiausiai mes galime šnekėti apie Kukuliškius kaip apie vietą, ryšių vietą, kur žmonės įsikūrė būtent dėl gintaro ir juo prekiavo su visa Europa, arba bent jau Baltijos jūros regionu, nes tuo metu jau kūrėsi gintaro kelias ir gali būti, kad mes galime čionai Kukuliškiuose uždėti tašką, kaip buvusi viena iš gintaro prekybos kelių gyvenviečių ir visai svarbių gyvenviečių visame Baltijos jūros regione. Ir čia, man atrodo, ir yra priežastis, kodėl gintaras ir būtent ryšiai ir kontaktai, kodėl čionai šitoje vietoje ant jūros kranto prieš 3000 metų ir apsigyveno žmonės. Tai kitaip sakant, žemėlapiuose gintaro kelio nebuvo taško? Nebuvo. O dabar galim uždėti? Manau, kad galėsim, tikrai.